Gyveno kartą 5 nykštukai – Nykštys, Smaližius, Didysis, Bevardis ir Mažylis. Gražiai gyveno broliukai. Visur kartu ėjo, kartu žaidė, kartu pramogavo. Tačiau vieną dieną Mažylis norėjo žaisti vieną žaidimą. Didysis svajojo eiti pasivaikščioti, o Nykštys buvo linkęs dieną praleisti ilsėdamasis ir net kaip pirštukai negalėjo susitarti, nei vienas nebuvo linkęs nusileisti. Ginčijosi pirštukai, ginčijosi, kol galų gale taip susipyko, kad nebedorėjo nei kartu žaisti, nei šnekėti, nei matyti vieni kitų. Ir net gyventi kartu nebenorėjo, nusprendė atsiskirti, kad kiekvienas galėtų veikti tą, ką nori. Kaip tarė, taip ir padarė. Susipykę broliai atsiskyrė vieni nuo kitų ir nuėjo savais keliais.